Gyvieji amatai Dzūkijos nacionaliniame parke. Pietinėme Lietuvos pakraštyje tarp Šilų ir Upių yra įsikūręs Dzūkijos nacionalinis parkas. Ypač miškinga yra pietinė parko pusė. Todėl ir čia įsikūrusių žmonių gyvenimas yra tampriai susijęs su gamta. Čia savo miškuose žmonės žino kiekvieną takelį. Čia jie moka prakalbinti kiekvieną upelį ir kalvą. Kaip šio krašto žmonių gyvenimas yra neatsiejamos nuo gamtos, rodo ir išlikę senieji amatai. Tam, kad pažinti senuosius amatus. Kiekvieną vasarą Musteikoje, kur yra įsikūręs drevinės bitininkystės muziejus, yra organizuojama pynimo ir kitokio amatų stovykla. Taip uoliai stovyklos dalyviai miške ruošia pynimui pušų šaknis. Vėliau iš jų kiekvienas galės pasidaryti gorčių, nusipinti sėtuvę, karviją arba kašiką. Vienas šviesiausių gaminių iš pušies šaknų – lopšys. Juk jo pagalba naujai gimęs žmogus susipažįsta su rankų darbu, pajunta žemės ir medžio jėgą. Ranka liečianti lopšį, vėliau su meilė ir pagarba sukurs daug grožio. Musteikos kaimo naujakurys Stasys Malunavičius taip pat pradeda nuo lopšio pynimo. Pirmiausia iš lazdyno jisai išlenkė vieną lanką ir vieną puslankį. Tai yra pats sudėtingiausias ir atsakingiausias darbas. Nuo jų formos ir dydžio priklausys, kaip atrodys būsimas lopšys. Dar yra labai svarbu lygiai sudėti taip vadinamas trūstis, kurios taip pat yra daromos iš lazdyno arba kadagio. Vėliau jos perpinamos šaknimis. Pušų šaknų ruošimas yra nesudėtingas darbas. Išrautas jas reikia nužievinti ir perskelti. Pinant lopšį reikia neužmiršti, kad jis bus kabinamas palubėje. Reikia palikti vietos virvės pritvirtinimui. Stasys gerai žino ir tai, kad lopšyje supsis mažasis sūnelis. Dėl to, kad jam būtų patogu, padarė lygų lopšio dugną. Kiek šviesos ir gerų minčių į trobą atneša savo rankomis padarytas lopšys. Anksčiau kaimo vaikai nuo mažumės jau piemenaudavo. Nuo to ir prasidėdavo pirmieji jų meistravimai. Skerdžių ir piemenėlių jau nebeliko, kaip ir gyvulių daugumoje kaimo ūkių. Tačiau musteikiškis Antanas Zaliauskas dar ir dabar atmena, kaip pasidaryti skerdžiaus triūbą. Pavasarį, kada atšoka medžių karnos, tokią triūbą galima pasidaryti iš juodalksnio žievės. Ir tikrai yra smagu klausytis, kada Antanas išeina į klonieną ir pradeda triūbyti. Daug visokių išmonių turėjo piemenys. Jie ir pindavo, ir droždavo, ir linksmai išdykaudavo. Marcinkoniškis Pranas Ruseckas taip pat labai gerai prisimena tuos laikus. Regis visai neseniai jis daug meistravo. Svajojo netgi apie tai, kaip iš eglės pasidaryti smuiką. Tačiau patys įdomiausi jam buvo tie laikai, kada eidavo šienauti į Gudo šalį. Po Čepkelių raistus jam teko braidžioti su vyžomis. Dabar šalia Čepkelių raisto yra išlikęs garsus Vyžų kalno pavadinimas. Pasakojama, kad išėję iš raistų šienpjoviai tenai palikdavo susidėvėjusias vyžas, o toliau eidavo basomis smėlėtų Šilų keliu. Tik tų vyžų virvelių, taip vadinamų apivarų, ant kalno nepalikdavo. Su jais galima susirišti pasidarius naują vyžų porą. Pranas Ruseckas parodė mums, kaip reikia paruošti karnas vyžų pynimui, kaip supinti vyžos nosį ir pentus. Ne kiekvienas turbūt pastebėtų, kad kiekviena vyža turi vieną nedidelį skirtumą, kurio dėka jos atskiriamos, kuri tinka dešiniai, kuri kairiai kojai. Vyžų pynimo įrankiai yra neįmantrūs. Vienas jų ausekliai.
Tai 2 pagaliukai, kurių dėka padaromos vyžų kilpos. O vyžų padas yra papinojamas kito įrankio pagalba, su taip vadinamu pinakliu. Padas padaromas kuo tvirtesnis. Jį galima papinoti varlyte arba žvirblaliu. O pačios tvirčiausios būna iš liepos karno nupintos vyžos. O štai Kabelių ir Šklėrių kaime žmonės dar gerai pamena naginių raukimo meną. Evelina Buržinskienė, besidarbuodama su Bartonių kaime, taip pat perprato šį amatą ir dabar moko pynimo stovyklos dalyvius. Tai yra vienas paprasčiausių, greitai pagaminamas ir mažiausiai laiko sąnaudų reikalaujantis apavas. Reikia turėti riebintos odos. Seniau dažniausiai naudodavo kiaulių ir galvijų odą, žirkles, aštrų peiliuką, kaltelį, plaktuką. Pasimatavus kojos pėdą, reikia apibrėžti aplink ją tinkamą plotą odos nosiai suraukti, šonams ir penčiai. Padaryti įkirpimus užpenčiui. Reikia žinoti, kur prakalti skyles raiščiams. Ir visą tai atlikus su linine arba odine juostele suraukti naginės. Apyvarams naudodavo ir austines juosteles. Nešiojant, naginės puikiai prisitaiko prie kojos. Dar šiandien žiemos metu užsukus į Dzūkijos kaimus rasim ne vieną pirkę, kurioj netyla audimo staklės. Čia ilgiausiai verpta verpstėmis, kurias vėliau pakeitė verpimo rateliai. Čia ilgiausiai dėvėti rankų darbo drabužiai. Koks ilgas lino kelias iki audinio mums daug pasakojo senosios kaimo audėjos Marija Tamulevičienė, Juzė Grigienė, Paulina Stasiulionienė. Prieš audimą paruoštus siūlus apmesdavo ant mestuvų. Metant siūlai vedžiojame aplink mestuvus nuo apatinio lik viršutinėme mestuvų skersinėje esančio antro kaištelio ir atgal. Metama tiek eilių, kokio ilgio audeklą norima apmesti. Nuo mestuvių nuimti audeklų metmenys, asnava, buvo perpinami į kasą, surišami nepametant skiemenų. Ši asnava ir buvo riečiama į stakles. Paskui iš ataudom skirtų siūlų trinamos šeivos, įstatomos viena po kitos į šaudyklę, šaudomos per metmenų žiotis. Taip audžiama. Sakoma, paskinkiai ir važiuosi. Taip gimsta lininiai, medvilniniai, vilnoniai audiniai. Atrodo, kad juostų audimas yra vienas iš paprasčiausių audimo būdų. Ypač kai audžiama taip, kai tai daro Ašašninkų kaime gyvenanti Marija Tamulevičienė. Be jokių stovelių, tik keletas pagaliukų, kurių reikia nytims atskirti. Paprasta mentelė, su kuria yra parenkamas raštas ir labai paprasta šaudyklė. O tuo tarpu visa kita yra patirtis, kurie ateina su daugeliu metų gyvenant ir mokantis. Juostas audė ir Marcelė Valentukevičienė, kilusi iš Marcinkonių kaimo. Bet šiandien ji viena iš nedaugelio galinčių pademonstruoti, kaip makruojamas taračkinis. Audžiant baltus lininius audinius buvo paliekamas galas, iš kurio metmenų siūlų buvo pinami makrai. Perpinami siūlai suformuoja pinukes, kurios vėliau persipina tarpusavį sukurdamos gražiausius raštus. Pušies bužukus, kiškio lopukes, žvaigždukes, zvonkus. Smėlingoje Dzūkijos žemėje nelabai kas dera.
Reikia įdėti daug darbo, kad užaugintum gerus rugius arba gautum didesnį bulvių derlių. Vien tik nereiklus grikiai prieš keletą šimtmečių atkeliavę iš šios kraštus surado čia sau tinkamą dirvą. Todėl ir pamėgo šią nereiklę žemės ūkio kultūrą vietiniai žmonės. Marcinkoniškė Rožė Pačkauskienė žino ir moka, kaip iš paprasto grikio grūdo pasigaminti ne tik balintą grikienę, tačiau ir kur kas gardesnį ragaišį, taip vadinamą grikinę babką. Tokį ragaišį ir skanų ir gardų moka padaryti ne viena šeimininkė. Vienos daro saldžius ragaišius, kitos šeimininkės gamina riebesnį su spirgučiais. Bet ir vienas ir kitas yra tokie gardus, kad seilė varva vien pagalvojus. Rudnelės kaime gardžiausią grikinę babką kepusi Stasė Stoškienė pasakojo, kad pirmiausia grikiams girnomis numauna lukštą, tada niekotėlį išvėto, nuleidę girno akmenį suskaldo, dar kartą vėto ir po trečio karto gauna grikių kruopas, iš kurių maltų miltų iškepa grikinę babką atlaidams, baltumo kaip pyrago. Dar viena paslaptis – maišant grikinę babką reikia ilgai plakti, tada netrupės. Tačiau ar ne didžiausia paslaptis čia yra paprastoje kaimiškoje krosnyje, kuri regis pati padaro pusę darbo. Tai reikia ją tinkamai iškūrenti ir prižiūrėti. Labai gražiai savo lankytojams apie duonos kelią papasakoja marcinkoniškė Rūta Sakalienė. Jos ir paklausyti įdomu, ir pasižiūrėti gražu. Rūta moka ne vieną amatą. Velykoms ji margina su vašku velykinius margučius, kuriems dažyti gamina specialų raugą. Taip pat Rūta siuva etnografinius drabužius. Tačiau dabar visos jos mintys yra apie duonos kepimą. Šitą paslaptį ji perėmė labai kūrybiškai. Pagal tai, ką moteris papasakojo ir ko pati išmoko. O savo krosnimi dabar ji labai džiaugiasi. Jos sukauptos šilumos užtenka ne tik duonai, tačiau ir bulviniai bandai iššutinti. Ir visą tai galima padaryti vienu kūrenimu. Šeimininkė žino, kiek reikia kūrenti. Šitai irgi ateina su patirtimi. O ant gražiai tarp klevo lapų pupsančių duonos kepaliukų neatsitiktinis yra ir kryžiaus ženklas. Juk duona visuomet buvo šventa. Dar ypatingesnių galių turi taip vadinamo Šventos Agotos dieną, vasario 5-ąją, pašventinta duona. Visą rūgio grūdo kelią anksčiau nužymėdavo šventos apeigos ir ritualai, kurių įsimintiniausios yra rugiapjūtės pradžia, kurią paženklina Šventos Onos vardas. Taip pat ir Šventoji Agota, kurios vardo duona saugo mūsų namus nuo atsitiktinio gaisro. Puodynės ant sodybos tvorų anksčiau buvo iškalbingas ženklas. Jis parodydavo, kad sodybos šeimininkė yra vaišinga. Tokios puodynės kaip ir anksčiau atkeliauja nuo Merkinės krašto. Juodosios keramikos amatas Merkinėje ypač suklestėjo 20 amžiaus pirmoje pusėje, kai iš Viekšnių į Merkinę dirbti persikėlė Stasys Urvikis. Netrukus juo pasiekė Pranas Giedra. Iš jų amato pramoko merkiniškiai Mikas Miliauskas ir Stasys Mašala. Netrukus Merkinė tapo įžymiausiu juodosios keramikos židiniu Lietuvoje, o senųjų puodžių amato paslaptį perėmė jaunesnė puodžių karta. Čia atkeliavo ir Teresė Jankauskaitė, ir Petras Pretkelis, ir Elvyra Petraitienė su šeima. Liškevoje darbuojasi puodžius Algimantas Kazlauskas. Arčiausiai Merkinės Zakavolių kaime gyvena ir kuria juodosios keramikos meistras Petras Pretkelis. Šalia sodybos įrengtoje krosnyje kasmet yra išdegama daugybė įvairių keramikos dirbinių. Temperatūra, kurioje išdega molio dirbiniai, daugiau nei 1000 laipsnių. O kad molis įgautų nepakartojamą juodumą, pridedama smulkių dervuolių.
Jie degdami išskiria labai juodą dūmą, kuris aukštoje temperatūroje pasiekia keramikos gilumą, taip užpildydamas ir pasilikdamas joje. Kai sudedami dervuoliai, krosnies pakura užverčiama velėnomis. Krosnis yra dusinama. Keramikai krosnis kaitina palaipsniui. Ataušinti taip pat reikia palaipsniui. Taip atkeliauja paslaptingoji juodoji keramika, kuri regis iškalbingiau už bet ką parodo ryšį tarp žemės ir žmogaus. Dar visai neseniai aplinkiniuose Šilų kaimuose vos ne kiekviename iš jų buvo pinamos balaninės pintinės, taip vadinamos kašelės. Namūdinime kaimo ūkyje jos gali būti naudojamos įvairiai. Tačiau Šilų gyventojams jos yra nepamainomos einant į miškus grybauti. Tik įgudęs meistras gali miške pamatyti tinkamą balanų skaldymui pušį. Tokia pušis turi būti, kaip sako meistrai, nestavaruota ir negraudzi. Ar galima ją išrinkti iš akies? Pasirodo, jog taip. Tačiau dar reikia patikrinti, ar pušis nėra sukta, tam medyje yra daromas įplėšimas. O po to, kai pušis parkeliauja į namus, galima klausyti, kaip kaimynas tuksena į savo kirvį su medine kuoka ir skaldo taip vadinamus trainus, iš kurių vėliau atskeliama medžio šerdė ir plėšamos plonos balanos. Nupinti kašelę jau yra kitas darbas. Musteikiškiai Vytautas Šestavickas ir Antanas Zaliauskas nenusileidžia niekam savo kašelių tvirtumu. Vytautas išmoko šio amato iš seno Musteikiškio, o Antanas pirmiausiai jas pamatė savo gimtajame Ašašninkų kaime. Kai stebi, kaip darbuojasi įgudusios meistro rankos, gali pasirodyti, kad šis darbas nėra sudėtingas. Tačiau amatas nyksta. Visoje Lietuvoje rankomis balanas ruošiančių meistrų yra vos keletas. Balaninė kašelė pradedama pinti nuo dugno. Balanos perpinamos paprasčiausiu būdu, po to užlenkiamos ir pradedami pinti šonai. Užlenkimo vietoje, kad balanos nelūžtų, Vytautas padaro įspaudimus su buku peiliu. Pinant šonus yra naudojamos papildomos trumpos balanos, kurios reikalingos supintų balanų užfiksavimui. Sudėtingiausia yra nupinti kašelės viršų. Viršutinėje eilėje pinasi net 3 balanos, tarp kurių yra užlankstomi apatinių balanų galai. Rankena taip pat padaroma iš balanų, kurios yra sulenkiamos, o jų galai stumiami tarp šoninių balanų ir sutvirtinami pora nedidelių vinukų. Pintas krepšys yra tvirtas ir patogus. O juk anksčiau pušies balanos buvo naudojamos ir pasišvietimui. Taip vadinamą dziedą, į kurį būdavo įdedama balana, dar galima surasti ne viename muziejuje. O mums lieka pasidžiaugti nepaprasta medžio šviesa, kuri ir dabar atkeliauja į namus kartu su pušies balana. Žiemą iš šiaudų yra pinamos sėtovės ir karbijos. Tam naudojami paprasto rūgio šiaudai, apsukant juos pušies šaknimi. Tuo tarpu tam, kad surišti ir palubėje pakabinti gražų spindintį šiaudinį sodą, rūgių šiaudus reikia ruošti specialiai. Juos reikia nupjauti iš anksto dar prieš rugiapjūtę ir ilgai po to laikyti kaitrioje saulėje. Šiaudiniuose soduose galime atpažinti sumažintą pasaulio modelį. Juos kabina pirkios palubėse, kur besisukiodami ir raibuliuodami jie sukuria jaukumo ir gyvumo dvasią. Labai dailūs Marcinkonių kaimų senolių Marijos Gaidienės ir Elžbietos Tamulevičienės rišti sodai. Daug jų padarė Mančiagirėje gyvenusi Malvina Česnulienė.
Dabar su šiaudeliais darbuojasi marcinkoniškė Virginija Pugačiauskienė, kuri mokėsi iš Malvinos. Ir Merkinėje gyvenanti Laima Saviščevienė. Vietovėse, kur nėra daug dirbamos žemės, bet yra upių ir ežerų, papildomas maisto ir pajamų šaltinis gyventojams yra žvejyba. Nuo akmens amžiaus žvejybai naudojami luotai. Lietuvoje išsiskiria Lynežerio ir Marcinkonių apylinkių ežeriniai luotai. Bronius Mortūnas iš Lynežerio kaimo. Vienas paskutiniųjų meistrų gebančių perduoti šį amatą. Kaime yra buvę ir daugiau ežerinių luotų meistrų, o nenaudojamų luotų, kurie yra nugrimzdę į pelkes ir ežero dugną, dar ir dabar surandama aplinkiniuose Kastinio Lynežerio ežeruose, netgi užakusiame Aklaežeryje. Upiniai luotai taip pat yra išlikę, jie skiriasi nuo ežerinių luotų savo eiklesnę formą, jo priekis yra tarsi skrydyje. Tam, kad padaryti luotą, reikia labai gero medžio, jo amžius gali siekti net 200 mečius. O pats tinkamiausias įrankis yra taip vadinama vedega. Tačiau yra reikalingas ir dvirankis pjūklas, ir paprastas kirvis, ir taip vadinamas skliutas. Tai labai didelis kirvis su lygiu šonu. Taip pat reikalinga drevininko peikena, oblius įvairūs kaltai. Padarius luotą dar galima jį nutepti derva, o išplaukus į ežerą reikia išmokti neapvirsti. Vasara yra pats darbymetis ir bitynuose. Bitė yra nuo seno žmonių godojamas vabalėlis. Ji parneša į namus sveikatą ir šviesą. Todėl ir bitininkystės tradicijos mena labai senus laikus. Marcinkonių kaime gyvenęs drevininkas Juozas Miškinis iki mūsų laikų išsaugojo drevinės bitininkystės tradiciją. Už tai jam esame dėkingi ne tik mes. Pagalbos pas senąjį drevininką atvažiuodavo ir Lenkijos ir Latvijos bitininkai. Juozas Miškinis darydavo jiems geinius ir pamokindavo, kaip su juo naudotis, kopiant į drevę pas bites. Šitą amatą perėmė ir Zervynų kaime gyvenantis įvairių amatų meistras Algis Virnelis. Tai su jo pagalba Musteikoje buvo įkurtas senovinės bitininkystės muziejus ir drevinės bitininkystės takas netoli Čepkelių raisto. Drevinę bitininkystę čia jau buvo pradėjęs puoselėti musteikiškis bitininkas Vytautas Tamulevičius. O toliau tęsė taip pat musteikiškis Romas Norkūnas. Drevinės bitininkystės tradicijos buvo perduodamos iš kartos į kartą. Mūsų krašte yra išlikę daug senųjų drevių. Čia yra labai daug paslapčių. Galbūt ne viską jau pavyks atgaivinti, nes mūsų kraštuose nebeliko vietinių bičių. Tačiau kai ką pavyksta išsaugoti. Į bitininkystės muziejų atvažiuojantis lankytojai gali ne tik pasikarstyti su geiniu, sužinoti, kaip jis nuvejamas, kaip užauginama ir padaroma drevė, arba kaip privilioti bičių spiečių. Čia jau galima paskanauti ir tikro drevinio medaus. Drevinės bitininkystės regis buvo mokomose bežiūrint į miško gyventojų gyvenimą. Iš pradžių jas kopinėdavo tik meškos, vėliau bites prisijaukino žmogus. Ir ne tik išmokęs įsilipti į medį. Savo laiku bitės tapo naminėmis, nes žmogus pažino jų gyvenimo paslaptis, išmoko pasidaryti paprastus avilius ir apgyvendino juose bites šalia savo namų. Taip bitės tapo naminėmis. Tačiau kaip bebūtų joms čia saugu ir gera. Žiūrėk ir vėl jos bėga į mišką, išleisdamos naują spiečių ieškoti drevės.
Štai ir Kabeliuose gyvenantis bitininkas Algirdas Valentukevičius prisimena ne vieną seną tradiciją. Labai įdomu yra stebėti, kaip senoviškai šis bitininkas lydo bičių vašką. Čia yra reikalingas kiekvienai kaimo šeimininkiai gerai pažįstamas sūrmaišis. Tačiau iš jo išsirita netikras sūris. Čia tik vadinamos vaščinos, kurios tinka nebent ką patrešti. Tuo tarpu karštame vandenyje ištirpęs vaškas nubėga toliau, kurį vėliau surenka bitininkas ir dar kartą perlydo, padarydamas vaškines bandas. Štai tos vaško bandos kažkada ir buvo pagrindiniais prekybiniais muitais apdedama prekė. Iš jo valstybė gaudavo daug pelno, o vaškas keliaudavo į vakarus, kur iš jo buvo liejamos ne tik žvakės. Tačiau iš jo būdavo daromos ir įvairios formos to meto karo mašinoms. Musteikiškė Paulina Stasiulionienė ir Daržinėlių kaime gyvenanti Marcelė Valentukevičienė iš vaško lieja žvakes. Tai senas amatas. Žvakės naudojamos religinėms apeigoms. Grabnyčių žvakė, kuri yra šventinama bažnyčioje vasario 2 dieną, būdavo naudojama ir pakasinoms. Retai kada žvakė būdavo uždegama troboje. Dažniau troboje degdavo balanos. Vėliau atsirado žibalinės lempos. Kai kas mokėdavo pasidaryti ir avies lajaus lempas. Tam, kad pasidaryti paprastą žvakę iš vaško, reikia lininio siūlelio, ant kurio yra lipdomas vaškas. Tačiau ne taip paprastai viskas gaunasi. Abi šios senovinės amatininkės turi savų paslapčių. Paulina gamina žvakes pildama vašką ant siūlelių, kurie yra sukabinti ant lanko. Tas lankas yra pakabinamas ant balkio. O Marcelė tuos siūlelius mirko karštame vaške. Suriša juos podu ant pagaliuko ir ima iš eilės. Labai trumpai reikia palaikyti inde, o ištraukus reikia ilgai vėsinti. Jos pakankamai atvėsta per tą laiką, kol apeinamos išilgai ant specialaus pagalio sukabintos visos žvakės, visa kapa. Tai yra 60 žvakių, tiek jų vienu kartu gali padaryti Marcelė. O Paulino žvakės aušinamos ilgai, kol apsisuka ratas, o vaškas vėl ir vėl pilamas, kol pakankamai sustorėjusi žvakė yra nuimama nuo lanko. Tada dar šilta žvakė yra pakočiojama, tai yra išlyginama su lentelė ant stalo. O saugoti žvakes galima labai ilgai. Senuosius mūsų kaimus labai puošia išlikę kryžiai. Daug ką jie mena. Kas kartą iš naujo atstatomas kryžius tarsi perima senojo kryžiaus istoriją, papildydamas ją savąją. Dėl to ne kiekvienas meistras gali tapti kryždirbiu. Zerviniškis Algis Virnelis jau yra padaręs ne vieną naują kryžių. Tačiau pačią didžiausią patirtį jisai turbūt įgijo atkurdamas senuosius Mančiagerės kaimo kryžius, kuriuos kažkada padarė garsusis dailidė Tomas Miškinis. O juk ir Zervynų kaimo kryžkelę puošiantis nuo seno čia stovėję ir vėl atstatyti kryžiai taip pat yra jo rankų darbas. Kaimo kryžiai simbolizuoja žmonių vieningumą ir prisirišimą prie savo žemės. Gal būtent tai nekartą ir išgelbėjo mūsų kraštą nuo susvetimėjimo. Nes tai yra mūsų krašto istorijos dalis, dažnai menantis skaudžius išgyvenimus ir nepalaužtą dvasią.